Sveiki visi, seniai su jumis nesimatėm, rinkimų periodas, truputį išprotėjimo, daug suvalgo labai laiko, iš tikrųjų daug suvalgo laiko, atrodo tos nedidelės ugnelės, kurias reikia gesinti ir tu žiūri, dienos bėga ir tu žiūri, kad su jumis jau seniai turėjom ir klausimus atsakymus ar diskutavom kitomis temomis. Tai stengsiuos pasitaisyti, tiesą pasakius, manau, kad mūsų laukia tokie įdomus laikai, apie Lietuvos vidaus politiką, užsienio politiką visada įdomus, tai kad mes tikrai nenuobodžiausim ir be jokios abejonės vėl grįšim prie tos tradicijos, kad kiekvieną savaitę gražiai su jumis kalbame. Vis galvoju, kada įdėti šį video, kartais pasidaryti live ar įdėti video, vis bandau surasti laiką, kada būtų jums patogiausia pasižiūrėti, nes, kad jisai daugiausia pasiektų, realiai mes jau gyvenam algoritmų pasaulyje, ar ne? Politikai ir visi kiti yra algoritmų įkaitai, nes šou biznyje yra truputį paprasčiau, ten žymiai didesnė sklaida. Tai galvoju apie šeštadienio rytą, sekmadienį. Kitas populiarus youtuberis viską yra okupavęs, ten visi jų žiūrite tuo metu. Tai ieškau lango, galvoju apie šeštadienio rytą, kad kiekvieną šeštadienio rytą jūs atsikėlę galėtumėt pasižiūrėti įrašą, viena ar kita tema. Jau susidėliau savo įdomių temų, kurios, manau, kad bus aktualios nuo to, kodėl Lietuva tokia brangi, užsienio politikoje ir kitokių dalykų. Tai aš manau, mes turėsime daug įdomių susitikimų. O šį kartą klausimai, atsakymai į jūsų klausimus. Pažiūrim, kas jums rūpi, pakalbam apie rinkimus. Turim daug klausimų apie rinkimus, aš juos sudėjau vieną paketą, kad mes įsivaizduotumėm, kur mes esame, ko galime tikėtis. Galim tikėtis, tiesą pasakius, jau čia bus po rinkimų pasidarysim iš karto, kad mes pasidėliotumėm, kaip tai atrodys. Nes aš esu įstikinęs, bent jau šiai minutei, tai labai priklausys nuo to, tiesą pasakius, kas bus antram biuletenyje antram ture. Ar ten bus socialdemokratai ar ne. Tai yra didysis rinkimų klausimas, vienu ar kitoje apygardoj, nes nuo to labai daug priklausys. Kad jūs suprastumėt, daugumą iš esmės nulėmė antrasis turas. Kaip tai atrodys? Tos vienmandatės, nelaimingos. Ir ten gali būti daug netikėtumų ir tie netikėtumai remiasi į tai, kad socialdemokratų strategija netrigerint, jinai veikia antruose turuose. Bet iki tų antrų turų reikia nueiti. Tai kai jūs žiūrėsite debatus po pirmo rinkimų turo ar ne rinkimų naktį, neklausykite tų kalbų, ten yra vėjai, kai didžioji dalis, ką mes girdim iš tų apžvalgininkų ir kitų apie rinkimus. Esmė yra labai paprasta, kiek socialdemokratų yra antrame ture. Tai nulems labai daug, kaip atrodys parlamentas kitas ir mums nereikės, nes aš kartais save pagaunu mintį modeliuodamas, kaip viskas atrodo, premjero pozicija, vyriausybės, kiek reikia balsų ir realiai funkcionuojančiai valdžiai, kuri priimt galėtų sprendimus kažkokius. O tai yra kokie 77-78 balsai, ir bandyti sulipdyti kažką. Aš vis dar pagaunu, kad mes neturėsim pakartotinių rinkimų, tai irgi neatmetamas truputį variantas. Bet apie tai kitais kartais. Šį kartą apie tai, kas yra dabar, kokią mes turim dabar situaciją ir tai, kas jums rūpi apie rinkimus, apie užsienio politiką ir visą kitą. Važiuojam. Tai pradėsim nuo Manto, nes Manto geras klausimas, dabar čia visi diskutuoja ir visiems įdomu, tai mes pradėsim nuo Žemaitaičio. Kad mes susidėliotumėm, kas Žemaitaitis, mes turim suprasti, kodėl tai yra svarbu. Mantas klausė, kokiai ministerijai vadovauja Žemaitaitis, nugalinės sėdynės, galimai. Kad mes suprastumėm, ko siekia Žemaitaitis, mano įsitikinimu, mums reikia suprasti jo veikimo metodus. Ir jo veikimo metodus geriausia atskleidžia Vilniaus savivaldybė. Mažai kas žino, bet Žemaitaitis užėmė labai svarbias pareigas Vilniaus savivaldybėje. Ir tai buvo jo jaunos dienelės ir ten buvo tikrasis Žemaitaitis. Po to jisai 16 metų Seime. Įsivaizduokit, kaip jis efektyviai parduoda, kad jisai niekada nebuvo valdžioj. Jis visada buvo valdžioj, jis tai vadovavo ar komitetui, praeitoj kadencijoje jis buvo Seimo vicepirmininkas, jis užėmė daug svarbių pareigų ir būdamas valdžioje, tačiau jisai save pozicionuoja, kad jis niekada joje nebuvo, ar ne? Ir gerai parduoda žmonės,
niekada nepagalvoja, kad tai ne jaunas politikas iš kažkur atsiradęs. Čia jisai gerai dirba. Ir tam, kad mes suprastume, mums reikia nusikelti Vilniaus savivaldybės laikus, nes mes suprastumėm jo mentalitetą. Kad tu suprastum politiką, reikia suprasti jo motyvus, ko jisai iš esmės siekia, ar ne? Ir kai tu žiūri Žemaitaitį, jis moka tai paslėpti per savo tokį tą gogelį-mogelį, kurį jis daro. Ir jeigu mes nusikeliame Vilniaus savivaldybę, buvo sunkiau, man teko kelis susitikimus padaryti su tais politikais, tomis asmenybėmis, kurie dar prisimena jį iš tų laikų, bandant suprasti, apie ką jis yra. Ir žinot, aš galvojau, kaip jums paaiškinti pačią logiką. Vėlgi, tai bus galimai, be abejo, nes aš nenoriu teismų ir visų kitų dalykų, bet ar jūs matėte filmą, serialą Better Call Saul? Jūs matėte tą filmą? Tiem, kas nematė, visai neblogas serialas, beje. Nėra mano šedevrų sąraše, be jokios abejonės, antrą kartą nežiūrėčiau, nes aš kartoju kiekvienais metais tik tai 2 serialus. Tai yra Seinfeldas ir tai yra Office'as. Aš visada juos pažiūriu vieną kartą per metus, kad atsijungti. Bet tai yra serialas apie tai, kaip rimtų dėdžių, kai rimti dėdės, kai jiem reikia sutvarkyti klausimus, jie paskambina vienam bičiui ir jisai juos įsprendžia. Dažniausiai tai yra su finansais susiję klausimai. Tai ponas Žemaitaitis yra teisininkas. Ir ponas Žemaitaitis tobulai moka spręsti klausimus. Teisiškai. Yra ponas Imbrasas, yra ponas Paksas. Galimai. Ir jiem reikia išspręsti kokius nors klausimus. Ir yra jaunas teisininkas, Žemaitaitis Vilniaus savivaldybėje, kuris kyla karjeros laiptais labai greitai joje. Jis tampa labai dešiniąja ranka. Pono Imbraso čia netoli yra ir gerbiamas Rolandas Paksas. Ir ponas Žemaitaitis, būdamas jaunas, gabus teisininkas, moka išspręsti klausimus. Galimai. Čia yra mano asmeninė kaip politiko nuomonė. Matant tą vaizdą, ar ne? Nes vėlgi aš tik tingiu tampytis po teismus, jūs mane suprantat. Ir tai yra tai, apie ką yra Žemaitaitis. Jisai sprendžia klausimus. Tai, kaip aš dabar matau tą vaizdą, aš matau, yra žmonės su interesais ir yra jisai. Jisai pats nuo tų laikų turi dalykų, turi interesų, mano nuomonė. Ir jisai juos sprendžia tiesiog. Ir atsižvelgiant į tai, kaip juos reikia spręsti, tau reikia vienos ar kitos ministerijos. Kokios tai ministerijos? Tai yra aplinkos apsauga, energetikos ministerija, be vidaus reikalų ministerija. Aš manau, ponas Žemaitaitis nori vienos iš tų ministerijų. Dėl vienų ar kitų priežasčių, kurias mes paliksime ateičiai ir visokiem tyrimam, tiksliom konkrečiom bendrovėm ir kitiem dalykam. Čia neatsitiktinai mes turime poną Skardžių, visiškai neatsitiktinai mano įsitikinimu. Bet tai viskas išryškėjęs dar. Mes turėsime daug laiko mėgautis ponu Žemaitaičiu. Jeigu kas nors žiūri iš jo komandos ir planuoja mane paduoti į teismą, tai linkėjimai jiems. Aš galiu atsakyti už kiekvieną savo žodį čia. Tai šitos 3 ministerijos jį iš tikrųjų domina ir jo tikslas yra toks. Einam prie antro klausimo. Skirmantas. Kaip diskutuoti su Žemaitaičio tipo diskutantais? Triukšmingi, hamingi, nenuseklus, bet gudrus ir suprantantis, ką daro. Ar turite įžvalgų? Aš esu dabar parašęs kelis tekstus apie tai, nes vėl apie Žemaitaitį, kelis tekstus bandant paaiškinti, kame yra jo stiprybė. Jo stiprybė, jisai yra supratęs Lietuvos politikos silpnybę. Su jumis nekartą apie tai esame kalbėję. Lietuvos politikos silpnybė yra nežinojimas savo nežinojimo ribų. Mes iš tikrųjų gyvenam gana dideliai intelektualiniai pelkiai. Mes truputį sunkiai gebame patemti į tuos didelius pasikeitimus, kurie vyksta užsienio politikoje ir tuos didelius pasikeitimus, kurie vyksta vidaus politikoje. Mes sustabarėję, mūsų švietimo sistema yra pakankamai silpna, mes neskaitome labai daug knygų ir tai sukuria pakankamai tokią intelektualinę erdvę, kurioje mes plaukom.
kiek, sakykime, tų pačių politikų prenumeruoja užsienio žiniasklaidą. Atkreipkite dėmesį kokį Foreign Policy, Economist ar kitus. Na, ir tai daug atsako į klausimus, koks yra jų pasaulio supratimas ir koks jų vidaus politikos supratimas. Ir be jokios abejonės, ponas Žemaitaitis tą yra supratęs. Jisai supranta, kiek žmonės nesupranta dalykų. Ir jisai tai naudoja. Jisai ateina kai jisai debatuoja su žmonėmis, kuriais jis nesupranta, tas ateina žmonės, ten 15 močiučių sėdi, kurios, pažiūri žinias ir paskaito Delfi naujienas, ar ne, ir jos įsivaizduoja, čia geras, blogas, jos turi tam tikrą pasaulio supratimą ir jomis lengva manipuliuoti. Tai žmonėm lengva manipuliuoti, jis tai yra supratęs. Jo komunikacija yra labai gerai sudėliota, jinai parduoda, joje visada bus įpintas skaičius, dėl to, kad jisai žino, kad žmonėm, jeigu yra skaičius, tai automatiškai jam nuo mokyklos yra, ten 86%. Ir tai jau reiškia yra, tiesa. Kas nors tikrino, kas tai 86%? Ne. 86% tuo atveju galbūt netgi, jeigu būtų tokia apklausa, jinai nieko neparodo, nes jinai neįtraukia daug dalykų ir kitų. Tai yra labai didelė manipulacija. Ir jisai tai žino. Ir geriausia tai atskleidžia, aš noriu, kad jūs, tie, kas domisi politiką ir bando suprasti, kaip tai viskas veikia, atsisukti TV3 debatus, kur ponas Žemaitaitis diskutuoja su tais, kurie supranta. Jisai visiškai skęsta. Jisai pabandė, jisai gavo atgal į kuprą ir jisai dabar yra labai atsargus ir ten nėra jisai. Ten nėra Žemaitaitis. Visi sako, prastai jisai pasirodė. Kodėl? Dėl to, kad jisai nesirauna į tą teritoriją, nes jis iš karto gaus atgal, nes jo skaičiai yra manipuliatyvūs. Todėl jį nugalėti galima vienu paprastu dalyku - faktais ir žinojimu situacijos. Ir tada viskas. Tu iš karto jį apriboji ir jisai dėžutėje, iš kurios jis neišeina, jisai tai supranta. Tai va, debatuoti reikia tiesiog aiškiais faktais, pasiruošus, žinant, nes jisai daugmaž 5-6 temas valioja. Tai jeigu tu susidėlioji tas temas, ateini, tai nebus didelė problema. Jis valioja tas pačias temas, kuriuos jisai suka, tas plokšteles, kurias jisai pasižiūrėjęs apklausose, kad tai veikia jo elektoratui. Tai yra radikalios žinutės, kurios lengvai parduodamos Ukrainos klausimų, vidaus politikos klausimų, žydų klausimų, Kuklianski įrašas ir visai jie. Jisai yra prognozuojamas iš esmės. Bet jam lengva tai daryti minioje, bet jam tai sunku daryti su žmonėmis, kuriais žino, kad tai neparduoda. Tai toks dalykas. Faktai, konkretika ir pasiruošimas. Ir tada tu jį pagausi. Ir aišku, kad vedėjas neleistų jam tiesiog bujoti. Ir tiesiog jis būtų visai kitoks. Remigijus klausė ir Mariaus klausimas susišaukė, dėl to aš sujungiau į vieną. Ar Vaitkus ir kiti panašus taikdariai neturėtų atsakyti už savo antivalstybinę veiklą? Žinot, problema yra paprasta. Taip, nepatinka girdėti tai, ką jis kalba. Bet klausimas yra labai paprastas. Pas mus yra institucijos, kurios atsakingos už antivalstybinės veiklos skleidimą ir užsienio agentus. Tai yra VSD ir prokuratūra. Jeigu tos institucijos nieko nedaro, nes tai yra jų institucijų atsakomybės laukas. Yra departamentai, yra prokurorai, kurie rūpinasi tais klausimais ir turi prižiūrėti. Politikai, ypač išoponuojantis, negali išeiti ir sakyti, va čia vienas ir kitas dalykas. Tai yra tų institucijų, jeigu jos iš tikrųjų daro antivalstybinę veiklą. Kaip buvo su ponia Švenčionienė, jeigu prisimenat. Teko kreiptis į prokuratūrą, taip jinai tada pradėjo veiksmus ir kiti dalykai vyko. Bet čia yra prokuratūros dienos pabaigoje prerogatyva. Kiti politikai neturėtų kreiptis. Tai yra visuomenės, sakykime, arba pačios prokuratūros klausimas. Ir pačio VSD klausimas, jeigu jie mato, kad yra iš kažkur ateina pinigai, iš kažkur ateina ten sudėlioti tekstai ir visi kiti dalykai, koordinuota veikla. Tai čia jų klausimas. Man šiuo atveju klausimas yra didesnis ne apie juos, nes man, pavyzdžiui, ten Le Pen, Alternative für Deutschland ar kažkas, man iš esmės jie nieko nerodo. Man rodo, kad tų partijų populiarumas, nes už jas kažkas balsuoja. Kodėl tai atliepia visuomeniai? Mes turim savo užduoti klausimą.
kas vyksta, kodėl tai atliepia visuomenį ir kiek visuomenės palaiko vienas ar kitas idėjas. Nes bet kokiu atveju tai yra sveikos visuomenės požiūris, kad vienas ar kitas klausimas atliepia visuomenę. Man yra sveikos visuomenės požiūris, jeigu 7% tautos galvoja, kad Žemė yra plokščia. Matyti tai yra normalu, kad yra žmonių, kurie taip galvoja. Tebūnie. Tegul jie galvoja, kuo įvairiau, tuo geriau. Ar ne? Klausimas, kai, ar naratyvas, kuris yra mūsų interesas, mūsų kaip valstybės interesas, apie Rusiją, apie pasaulio besikeičiančią tvarką, yra dominuojantis, yra išgirstas visuomenė ir suprantamos grėsmės, ką reiškia narnyva. Todėl aš esu įsitikinęs, kad žymiai geriau su jais diskutuoti ir juos nugalėti viešoje diskusijoje, nei bandyti juos tiesiog pastumti, kad jų nebūtų. Nes ilguoju laikotarpiu tai tik tai auga. Žmonėms patinka visokios konspiracijos teorijos, dalykai, jie sukuria visada tam tikrą naują naratyvą ir naujus laukus, su kuriais paskui labai sunku kovoti. Tai žymiai geriau tai yra nugalėti loginę diskusiją ir tuo lauku, kuriame tu įrodai, kad žiūrėkite, Jungtinės Amerikos valstijos nėra lygų Rusijai, ar mums žymiai geriau Jungtinės Amerikos valstijos ir kodėl tai yra geriau negu Rusija. Parodyk man sėkmingą valstybę, kuri bendradarbiaudama su Rusija tapo, parodyk man normalų sąjungininką Rusijos. Kinija išaugo ne dėl Rusijos, Kinija išaugo dėl JAV. Būdama su JAV, jinai tapo dabartinė Kinija. O kas dar? Baltarusija, Mongolija, kas yra tie Rusijos sąjungininkai, kurie tapo normaliais? Užduot Vaitkui šitą klausimą. Ir panašiai. Ir tada tu daug kas atsisako dalykų. Rūta klausia, kas išvogė Neandrės lizdą ir taip prieš rinkiminio laikotarpio linksmumą sugadino? Jo, Neandrės aš irgi pasilgstu, nepaisant to, kad jinai su manim teisėsi vis. Mes turėjome su jie teisinį ginčą, jinai ėjo į teismus, tiesą pasakius, ne mane asmeniškai, o etikos komisija, kuri pripažino, kad aš nepažeidžiau etikos, kai pasakiau, kad jinai yra nenusisekusi fašistukė. Tai man tikrai praeitose rinkimuose jinai mane tikrai džiugino ir man labai patiko, aš laukdavau visada Neandrės pasirodymų. Manau, kad politika labai radikalėja. Neandrė buvo tiesiog, jinai žaidė ant tam tikrų simbolių, ten lazda, mes suprantam, kas yra lazda, tai yra fašistų simbolis, ne, plokštas lazdų. Tai jinai žaidė su tais dalykais, ir tu žiūri ir tai atrodo juokinga, o tu matai dabar, kaip tai yra žaidžiama, atkreip dėmesį, kaip tai transformavosi ir kaip tai suradikalėjo. Dabar yra sakomi eilėraščiai, nes mes visi prisimėjome eilėraštį, bet esmė, ką pasakė Žemaitaitis, ant ko jisai žaidė, ir ko visi, tiesą pasakius, neatkreipė dėmesio. Jisai žaidė ant ko, kad žydai šaudė lietuvius. Žydai vykdė lietuvių holokostą. Čia yra didžioji problema. Ir čia buvo jo, dėl ko jis atsidūrė konstituciniam teisme. Bet jis viską utriuoja ten į kažkokį Netanyahu ar susprogdintas ligoninės. Ne apie tai. Kalba yra nuo tos lazdos nueita iki to, kad žydai šaudė lietuvius. Tai yra labai radikalus dalykas. Ir tai yra ir algoritmų žaidimais, nes Žemaitaitis labai žaidžia algoritmais. Jisai supranta, kas klikina Facebook'e, o Facebook'e klikina konfliktas. Kai tu eini kritikuoti Žemaitaitį už tai, ką jis pasakė, jam yra gerai, dėl to, kad tai kelia jo tekstą į viršų. Vis daugiau žmonių jį pamato ir taip jisai plinta. Taip plinta jo žinutė, jis išeina iš savo burbulo, eina ten ir yra ten, kur dabar yra. Tai suradikalėjusi žinutė nėra gerai. Norėtųsi grįžti prie lazdos. Ten buvo gražiau, ar ne? Mantas. Kodėl ne, ar kada Tėvynės sąjunga performance debatuose? Lazda su moterim, anonimas dėžėje, antonimas dėžėje ir panašiai. Geras klausimas. Ir tiesą pasakius, šiandien mes grįžtam prie to, apie ką yra kiekvienas
tas burbulas, kuriame mes gyvenam. Mes su jumis kalbėjom, ne, jeigu prisimeni man, tai 35-15, 35-15. Tai 35 dešinieji, 15 socdemai, 35 protestas, 15 nepriklausantis nė vienai. Tai protesto elektorate tu gali žaisti tais dalykais, performance'ais, ar ne? 35 elektorate dešiniųjų, tu laimi būdamas racionaliausias, būdamas pasiūlydamas geriausią intelektualinį grūdą ir būdamas, atliepdamas į tas baimės ir tuos klausimus, kurie yra aktualiausi tos visuomenės grupės, sakykime, saugumas, ar ne, ir tu į tai atliepi. Ir jeigu tu kalbėjai apie saugumą, tu negali to daryti su lazda, tu tai darai, komunikuodamas apie įsigijimus kariuomenės, kaip auga biudžetas, ir tai Tėvynės sąjunga daro, augindama biudžetą, kalbėdama apie tuos klausimus. Jeigu tu performansi su lazda ir kitais dalykais, šitas elektoratas tiesiog nieko nesupras. Jeigu aš tau įrašysiu vieną geriausių rinkodarinių dalykų, kurie aš esu matęs, tai ta daina, kurią įjungia Gražulė Chebra, ar ne? Žiūrėk, kaip viral jinai nuėjo. Gal kažkiek dar balsų, tiesą pasakius, jis surinks, nes tiesiog nuėjo labai smarkiai. Kiekvienas žmogus ją pamatė. Atsiprašau, kiekvienas lietuvis ją pamatė, kiekvienas lietuvis apie ją diskutavo, juokėsi, bet tas, kas juokėsi, kitam tai bus nejuokinga ir sakys, va, maladės, teisybė sako, keltis, reikia keltis ir kalti dantis tiem. Tai šitoj logikoj, jeigu aš tai padarysiu, tokią pačią susuksiu dainą, aš tiesiog susideginsiu savo elektoratą. Jūs žiūrėdami, jums bus gėda, jūs mane unfollowinsit, nes jūs nenorėsit su manim turėti jokio ryšio. Ar ne? Tai Tėvynės sąjunga tiesiog neapsimoka tokius žaidimus žaisti. Ačiū Dievui. Mes norime per aiškiausią komunikaciją ir tam tikrus, dalykus, kuriuos mes giname, parodyti, kodėl už mus verta atsikelti nuo sofos ir ateiti balsuoti. Tokia visa logika. Mantas dar klausia, ar dar yra būdas išsiristi iš švietimo, vidaus reikalų ir medicinos Gorgijaus mazgus visus tuos nelaimingus? Čia yra žiauri tema, aš jau tiesą pasakius nesuprantu, kaip ten viskas vyksta, bet pati logika, kaip aš įsivaizduoju, suprasdamas savo nežinojimo ribas, ar ne? Švietimo bėdos tai yra vadyba ir pinigai. Vidaus reikalų sistemos bėdos tai yra vadyba ir pinigai. Sveikatos apsaugos sistemos bėdos yra vadyba ir pinigai. Du klausimus. Mes galim žiūrėti, pavyzdžiui, švietimo atveju, aš manau, kad yra pinigai ir vadyba, vidaus reikalų pinigai ir vadyba, o švietimo atveju vadyba ir pinigai. Ką tai reiškia? Tai mes turime du klausimus spręsti. Pirmas yra mokestinė reforma, padarant ją teisingą, kad šitom trim sritim mes turėtumėm pakankamai lėšų. Be jokios abejonės suefektyvinti tai, kas yra ir visi kiti dalykai, kur dabar ir leidžiasi lėšos sutvarkant. Bet kokiu atveju tie, kas tenais yra, kai ten atrodo tenais 10 milijonų, tenais 10 milijonų, tai iš esmės loginio klausimo nesprendžia, nes mes vis dar turime biudžeto deficitus ir kitus dalykus. Tai sutvarkant mokestinę sistemą, kad jinai būtų teisinga ir sprendžiant taip daug kitų dalykų, ne tik šituos tris, bet padedant šitom trim sritim efektyviau veikti. Antras klausimas yra vadyba. Ir čionais yra, kad mes suprastumėm, kame yra problema vadybos viešajame sektoriuje. Jeigu tu esi ministras. Atėjęs naujas ministras turi kelias savaitės. Per kelias pirmas savaitės sprendžiasi vienas pagrindinis dalykas toje ministerijoje, kas uždominuos. Ar uždominuos ministras ir jisai taps ministru ministerijos, ar uždominuos ministerija ir jisai taps tos ministerijos ministru, jeigu jūs suprantate, ką noriu pasakyti. Ar tas vadinamasis deep state'as, kaip išpopuliarina Trumpas, jį laimės prieš ministrą, ar ministras laimės prieš deep state'ą ir jisai taps lyderiu joje. Ir tai labai svarbu. Jeigu ministras pasiduoda to ministerijos mašinai, kuriai, logiškai tu pasiduodi, ten departamentų direktoriai, visokie vedėjai eina, jie tau neša informacijos, kodėl reikia daryti vienaip ar kitaip. Ir tu tiesiog tampi, ten jis pasirašinėja ir neša į parlamentą ir jie ten priiminėja,
o tu vis tiek, atsižvelgi, yra vyriausybė, yra dauguma ir tu atsižvelgi į tuos ir tai yra priiminėjama ir po to nueina ir žiūrima, o kas čia atsitiko. Tai pati logika, jeigu vadybos klausimų turi būti ministras ir turi būti dauguma, kuri už to stovi, be jokios abejonės, tu turi turėti daugumą, kuri turi valią priimti vienus ar kitus toje sistemoje sprendimus parlamente, nes tau dienos pabaigoje vis dar reikės 71 balso, ką tu be padarytum ir kad prezidentas pasirašytų. Nes mes vis pamirštam, kad visą tai pasirašo prezidentas, tiesą pasakė. Ir turėdamas 71 balsą ir turėdamas ministrą, kuris valdo ministeriją ir kuris primeta ją į darbotvarkę, tu gali daryti, perlaužti vadybiškai vieną ar kitą klausimą. Va tokia vertikalė. Spręsk pats. Ir dar Mantas klausė, tai kada bus karas? Tikros ir menamos grėsmės. Labai trumpai. Pasakyk man, kada pasibaigs Ukrainos karas, kaip jisai pasibaigs ir aš tau pasakysiu, kas bus toliau. Viskas šiuo metu sprendžiasi Ukrainai. Kiek Rusija praras tenais laiko, kiek Rusija praras ten ginklų, kiek Rusija praras ten žmonių ir kiek ten Rusija praras resursų. Kokias jinai ten pamokas išmoks. Jeigu tai po to, kai baigėsi Ukrainos konfliktas, jeigu jisai baigėsi daugiau Rusijai palankių scenarijum nei nepalankių, sakykim taip, kaip bebūtų, reikia atsižvelgti tokį scenarijų, kuris realesnis šiai dienai, bet ne toks, kokią norėjo Rusija. Nes Rusijos tikslas buvo šiais metais jau būti, jinai jau prieš 2 metus, tiesą pasakius, turėjo būti prie mūsų sienų. Ukraina visa turėjo būti jos, Kijevas paimtas, Ukraina jos, ir tu įsivaizduokit, kaip tai geopolitiškai atrodytų. Prie Lenkijos sienos yra stovi rusai, Ukraina yra jau Rusijos pusėj, ir tai yra, aš sakau, iš naujo perskaičiau The Rise and Fall of Third Reich. Kažkoks istorijos fantastinis paralelės. Tai yra Lenkijos paėmimas, ar ne? Kaip ką padarė Hitleris. Tai yra tokio lygio dalykas. Tai yra Münchenas ir paskui Lenkija, Ukrainos turėjimas. Ir jau prie sienos jie stovi čionais. Tai yra Baltarusija, Ukraina, ten jau stovi rusai. Ir Ukraina yra prorusiška, su visais savo resursais, su visa savo žemė, su visų žemės ūkiu ir visais kitais dalykais. Tai jūs įsivaizduokit, kaip tai atrodytų. Kokią situaciją mes turėtume geopolitiškai, kokią įtampą ir kur mes dabar būtume. Ir Putinas visą tai būtų padaręs per 3 dienas. Jis atrodytų nenugalimas. Visų pirma vakaruose. Jis būtų traktuojamas kaip nenugalimas žmogus. Ir ką su tuo daryti? Sėsti tartis? Sėsti tartis. Nes tai būtų baimė. Dabar tu matai, kad jis nesugeba Ukrainoje. Kiekvienas paimtas nedidelis miestelis, kurį jis tiesiog sulygina, pas jį yra šventė. Apie ką mes kalbam? Ką tai reiškia? Jeigu tai baigėsi palankiau Rusijai, panaši situacija kaip dabar, laiko klausimas, kai jisai turės aštrinti su vakarais. Laiko klausimas. Dėl daugelių priežasčių. Pakalbėsim po to apie karo ekonomiką. Jisai aštrina ir iš esmės mano įsivaizdavimas aštrinimas bus žaidimas viščiuko ir viščiuko. Prisimenat, toks buvo žaidimas JAV 60-aisiais. Filmuose labai daug būna, kai 2 automobiliai važiuoja vienas į kitą, ten 2 bičiai ir testosterono biški per daug pasavų. Ir klausimas yra, kuris nusuks pirmas, kuris viščiukas. Tai jisai žaistų tą žaidimą. Su atominiu ginklu kitais jisai sakytų, čia reikia prisiminti 2 punktą jo reikalavimų 21 metų gruodžio mėnesio. Aš vis bandau jums priminti tokį dalyką, nes ten visi užmirštama. Tai ne apie Ukrainą. 2 punktas yra mes. Ir 2 punktas, tada jisai grįžtų prie 2 punkto, kai išsispręs vienai per kitaip Ukrainos klausimų. Jisai prie to grįž. Ir 2 punktai yra Baltijos šalis ir jų buvimas NATO. Jo didysis tikslas Europos atveju klausimų yra NATO parodimas, kad NATO neveikia ir NATO dismantlement. Kad NATO iš esmės nebeliktų. NATO stovi ant garbės žodžio. Ir jisai tai supranta. Tu žaidi vištos kiaušinį, to viščiuko žaidimą, tu pakeli įtampą taip, kad NATO nesuveikia, NATO palieka ir atsitraukia ir tada mes turim naują realybę. Tada
Centrinė Europa, visų pirma, Centrinė Europa, patys pirmieji, kaip Vengrija dabar važinėja į Maskvą, atsiskaito, tarsi jam nereikia iššaus ne vieno šūvio, jeigu jis būtų išsprendęs Ukrainos klausimą. Jam nebūtų reikėję ne vieno šūvio, tiesiog pakėlus įtampą karinių atominių ginklų ir savo galios paėmė padaryti, kad NATO tiesiog iš esmės nebelieka. Mano įsitikinimu toks buvo scenarijus, dėliojamas galvose. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Centrinė Europa pasivažinėja, taip sakant, gauti legitimumą ir visų kitų dalykų. Mes iš esmės turime Europą, kuri žaidžia visai kitokį žaidimą, kur Vokietija yra dar labiau priklausoma visais kitais dalykais nuo Rusijos. Ir, na, jūs patys suprantat, Prancūzija skambina nuo ryto iki vakaro ir jisai ten sprendžia klausimus. Tai taip turėjo atrodyti jo scenarijus. Antras punktas turėjo būti viščiukų žaidimas. Dabar vėlgi pasakyk man, kaip su Ukraina baigsis, pasakysiu, kada iš esmės tas žaidimas yra tikėtinas. Andy klausia, ar galite trumpai apžvelgti savo partijos nuveiktus didžiausius darbus ir didžiausius prisidirbimus per paskutinę kadenciją? Ir kodėl po visko turėčiau dar kartą palaikyti jūsų partiją šiuose rinkimuose? Ačiū. Žinai, aš nenoriu, kad tai būtų pigia agitacija, nes aš nenoriu čia lipdyti ten reklamą ir visi kiti dalykai. Aš tiesiog neagituoju. Kiekvienas tie žmonės, kurie mane seka, yra pakankamai protingi ir aš niekada ten neprašysiu balso, neagituosiu ir kitų dalykų. Mes kalbam kaip du racionalų žmonės ir, na, šiuo atveju auditorija su tavim. Ir tiesiog aš savo asmeninę nuomonę, tu pats nuspręsi. Svarbiausios reformos iš esmės jos gavosi reakcija į tai, kas vyko, krizių sprendimą, ar ne? Tai nebuvo tai, su kuo tu ateini, tai buvo tai, ką tu reaguoji. Ir čionais. Ir, na, čia yra didysis klausimas. Aš dėl to visada labai skeptiškai žiūriu bet kokias rinkimų programas, nes aš žinau, kad dienos pabaigoje yra toks baisus dalykas kaip realybė. Ir staiga tu pamatai, kad viskas yra truputį kitaip, nei tu rašai programuose. Ir tu įsivaizduoji. Kaip čia yra, Maikas Tysonas man labai patinka, yra pasakęs, jos pasakymas. Everybody have a plan before he get a punch in the face. Tai he gets a punch in the face. Tai iš esmės tai ir buvo. Tu ateini su viena darbotvarkė, sakykim, savo įsivaizdavimu, ten, ir staiga tu gauni vieną, antrą, trečią, ketvirtą ir tu tenai skęsti. Ir tau reikia tuo spręsti ir kiek tu gali prieiti prie kitų dalykų. Tai grįžtant prie klausimų, kurie aš įsivaizduoju buvo svarbesni, mano įsitikinimu sėkmingi dalykai, sėkmingesni dalykai buvo, kad ir neatrodo labai daug plačiai visuomeniai, bet tai mano įsitikinimu buvo gana svarbu. Tai yra neįgalių reforma, tai yra valstybės tarnybos reforma, kurie buvo pakankamai reikšmingi. Tai yra biudžetas padidėjęs dvigubai gynybai, susitarimai daugelį sričių, netgi su kitomis partijomis dėl tos pačios gynybos, dėl kitų klausimų yra taip. Mano didysis galbūt įsivaizdavimas, kad ko pritrūko, tai yra du. Pirmas yra ekonominiai migrantai Lietuvoje. Aš manau, kad mes galbūt truputį kitaip turėtumėm į tai reaguoti, būtent ekonominiai migrantai. Ir mokesčių reforma. Ne kartą esu kalbėjęs, kad aš noriu labai tokios, na, aš noriu teisingos šitos visuomenės. Kad mes būtum teisinga visuomenė ir tai iš karto duotų kitokį emocinį krūvį mūsų šaliai, mūsų bendruomeniai ir mes būtumėm teisingesnė šalis. Tai šitie du dalykai. O laimėjimai, aš sakau, įsivaizduoju, tai yra ta reakcija, su kuria mes esame. Pažiūrėk ekonominius rodiklius. Mes tikrai atrodom neblogai. Matant tai, kaip atrodom mes tam pačiam regione, kaip atrodo bendras vaizdas, su kokiems skaičiais mes esame išėję. Na, paskutinis Maurico. Būtinai nueik pažiūrėk, man tikrai labai patiko. Mauricas suvedė vaizdą, big picture, tokius aš mėgstu, kelių paskutinių metų, kaip mes atrodom kontekste, kur mes esam. Ir mes už tikrai daug ką galim džiaugtis. Tikrai daug ką džiaugtis, bet logiška, kad mes tiesiog tą priimam kaip duotybę, ar ne? Mes nekalbam, kad
Mes paišom scenarijus, tada jie neįsipildo, viskas daug geriau, tada mes tiesiog čia taip turėjo būti, užmirštam taip, kaip mes įsivaizdavom ir važiuojam toliau, atsispirdami nuo to, kad tai yra gana blogai. Na, tai turbūt nėra. Ir čia trys klausėjai buvo, į kuriuų aš sudėjau į vieną, nes vėl ekonominiai migrantai, mes grįžtam prie tos temos. Donata klausė, Tomas klausė ir Mindaugas klausė apie ekonominius migrantus, iš esmės panašus klausimai. Kodėl nusiritome iki to, kad nei viena iš didžiųjų partijų nestabdo Lietuvos rusifikacijos, turėjome imigracijos politiką ir rusakalbių integracijos nebuvimą. Ar jūs pritarėte 400 000 kvotai per metus migrantams įleisti? Ir po to prieisim čia truputį dar kitų aspektų, pažiūrėsim klausimą. Tai mes esame didelė bendruomenė partijoje ir mes turim skirtingus požiūrius. Tai dėl ekonominių migrantų aš turiu truputį kitokį požiūrį, su visa pagarba vyriausybei, kaip aš ekonominius migrantus traktuočiau. Ir kalbant apie už kvotas, taip aš be abejo balsavau už kvotas, aš įsivaizduočiau, kad galėtų jų būti dar mažiau. Bet aš suprantu, kur yra vyriausybė. Vyriausybė iš tikrųjų, verslo sektorius yra svarbus, ar ne? Tai yra darbo vietos ir reikia suprasti, kad tie ekonominiai migrantai, jie atvažiuoja dirbti darbų. Ir už tų ekonominių migrantų stovi dideli verslai, kuriem jų reikia. Statybų sektorius, pavyzdžiui, dabar aš pro mano balkoną matau, kaip mano kieme, aš negaliu to patikėti, bet visą vaizdą, kurį aš turiu į savivaldybę, ten toli savivaldybė matėsi, man užstatinėja daugiabutį. Aš negaliu to patikėti, aš kiekvieną dieną atsistojęs medituoju, ką aš apie tai galvoju ir kaip to paties nekilnojamo turto vertė pas mane mažėja. Ir aš garantuoju, kad tie bičiai, kurie nuo ryto 7 kala ten, didžioji dalis jų iš yra ne Lietuvo. Tai statybų sektoriui reikia, nes, reikia tų darbuotojų, ar ne? Vežėjams reikia, kitiems reikia. Aš visą tai suprantu ir aš suprantu vyriausybę, kuri, nes tai yra mokesčiai, tai yra ekonomika, mes turime tai atsižvelgti, ar ne, be jokios abejonės. Ir tas balansas, čia yra labai didelis iššūkis buvo ir šiai vyriausybė, ir aš manau, sekančiai bus lygiai toks pat, nes reikia suprasti, kad tai yra, tai yra labai didelis verslo sektorius, kuris yra svarbus mūsų ekonomikai ir ką su to daryti. Aš sakau, aš žinau, kad tai neveikia, migrantai neveikia ir turi būti instrumentai, kai tie žmonės po darbų grįžta tenais. Nes dienos pabaigoje tai yra mokyklos, jiems ir visi kiti dalykai. Čia yra plati tema, kurią galėsim tada aptarti. Ir panašus klausimas, kodėl aš einu atskirti, nes jisai truputį prieš istoriją gera. Kokia jūsų nuomonė dėl migrantų iš Šiaurės Afrikos buvo 2015 metais? Tuo metu visi kritikavo Merkel, politinė pozicija buvo marginalizuojama tame tarpe ir Lietuvoje. Tai kokia buvo 15 metais? Geras klausimas. Kai prasidėjo migrantų krizė, aš dirbau Briuselį. Ir tiesą pasakius, mačiau viską iš labai arti. Vienas iš sprogimų metro buvo ten 7 minutės nuo to, kai ten aš pravažiavau tą metro stotelę, po 7 minučių buvo vienas iš sprogimų netoli Europos institucijų. Daug dalykų mačiau iš arti. Vieno mano draugo, pavyzdžiui, trenerė, prie jos susprogo oro uoste ir ją išnešiojo gabalais ir ją 2 metus klijavo tą moterį. Ir galų galę suklijavo. Daug dalykų, kuriuos aš mačiau iš arti, kurie buvo wow. Bet tai ne tik apie tuos sprogimus, tai daugiau apie logiką. Aš supratau logiką, mentalitetą, to, kas vyksta. Ir kaip tai atrodo, kas vyksta tų žmonių galvose, kodėl jie yra tokie pikti. Esu su jumis kalbėjęs, kad tai yra ne patys migrantai, tai jų vaikai. Jie radikalizuojasi dėl to, kad jie nesintegruoja į visuomenę. Tie ekonominiai migrantai, kurie buvo suleisti belgų, kai pas juos buvo ekonominis augimas. Panaši situacija kaip pas mus dabar. Tai jie įleido iš Kongo ir jie ganėtinai padoriai integravosi dėl to, kad jie turėjo darbus, jie buvo reikalingi ekonomikai ir su jais dar buvo pusė velnio. Problema buvo su jų vaikais, kurie neįsintegruodavo mokyklose,
būdavo protingi, bet tiesiog nesurasdavo darbo, nesurasdavo šeimos ir jie matydavo kaip ten klasės jurgiai, ten kokie nors, jie darydavo karjeras, jie, tapdavo svarbiais žmonėmis, uždirbdavo daug pinigų, o jie būdami dažnai protingesni mokyklose, universitetuose, jie niekur nesinegruoja ir tokie labai lengvai radikalizuojasi. Tai tas modelis neveikia. Aš buvau prieš tada ir man iš tikrųjų paveikė, jeigu prisimenate nuotrauką su tuo vaiku, su kojytėmis ir vis tie dalykai atrodė, bet labai greitai aš pamačiau, kad čia kažkas ne taip. Ir mano įsitikinimu labai dažnai, kai mes kalbame migrantus, jie neatsiranda, ekonominius migrantus būtent, jie neatsiranda tuščioje erdvėje. Tai mano, pavyzdžiui, įsitikinimu Merkel tai darė būtent dėl Vokietijos pramonės prašymo. Jiem reikėjo pigios darbo jėgos ir jiem reikėjo vartojimo dėl demografijos. Jie įsivaizdavo, kad tai būdas spręsti demografinius iššūkius. Tai nėra būdas spręsti demografinius iššūkius. Forget about it. Ir dienos pabaigoje tai nesprendžia ekonominių klausimų. Taip, tą dieną užkuria ekonomiką, tu turi pigų darbuotoją, kuris dirba ar ne, bet kokia kaina, tai neveikia. Kipras. Ar vakaruose populiarėjančios kraštinės dešiniosios partijos sugriaus Europos Sąjungą? Aš formuluočiau taip. Dvi didžiausios grėsmės Europos Sąjungoje yra kraštutinė dešinė ir socialinių tinklų algoritmai. Demokratijos pagrindinė grėsmė apskritai yra socialinių tinklų algoritmai. Aš turiu apie tai daug dabar diduosi informacijos peką ir mano ateities vizijoje yra su jumis daryti vieną eksperimentą. Eksperimentą per brūkšnelis pakovoti už teisingus dalykus, nes jeigu mes imam demokratiją, vienas dalykas, su kuo aš kovoju, jūs žinote, yra kraštutinė dešinė tiek Lietuvoje, tiek kitur. Ta kraštutinė dešinė pas mus realiai yra tik viena partija, visi kiti ten intelektualiai netempia į kraštutinės dešinės, bet viena partija yra intelektualiai labai intelektuali kraštutinė dešinė. Tai aš juos laikau didžiausią grėsmę, jeigu jūs manęs paklaustumėt. Ir Lietuvoje, ir panašius judėjimus Europos Sąjungoje. Nes jie pjauna šaką, ant kurios mes visi sėdim. Algoritmai yra kitas dalykas, kuris pjauna visą demokratijos logiką ir klausimas, ar demokratija gali išlikti valdant algoritmams, socialinių tinklų algoritmams. Čia yra labai didelis klausimas. Tadas klausia, kalbant apie mokesčių reformą, individualios veiklos bei verslo judėjimų GPM sulyginimą su GPM mokama pagal darbo sutartį, kaip kontrargumentuoti sakantiems, kad jie turėtų mokėti mažesnį GPM, nes jie patys susikūrė darbo vietą, moka už įrangą ir taip toliau. Atsakymas yra labai paprastas šiuo atveju. Kiekvienas iš mūsų susikūrėm darbo vietą. Aš baigiau mokyklą, mokiausi universitete, ieškojau darbo, ėjau į darbo rinką ir taip aš kūriau savo darbo vietą. Aš labai daug metų praleidau tam, kad susikurtų savo darbo vietą. Labai daug metų. Ar ne? Aš ją labai daug investavau. Aš ją susikūriau. Ir aš dirbau valstybės tarnyboje vienu ar kitu periodu, ar ne? Ar tai reiškia, kad aš nesusikūriau darbo vietos? Nemanau, aš manau, kad aš susikūriau darbo vietą dirbti vieną ar kitą darbą. Lygiai taip pat žmonės, kurie dirba pagrindinę veiklą, jie susikūrė darbo vietą, nusiperka kompiuterį, kitus dalykus. Lygiai taip pat žmogus eina universitetus, baigia, mokosi, kitaip tobulėja, tam, kad jis atliktų vieną ar kitą darbą ir dirbtų pagal darbo sutartis. Nes aš nemačiau niekada skelbimo, kuriame būtų parašyta, duodame darbą. Ne. Jeigu tu atkreipsi dėmesį, skelbimai visada būna apie tai su reikalavimais, vienaips ar kitais. Tai tie reikalavimai ir darbo sutartyse, ten, kur dirbam pagal darbo sutartį, dar būna didesni reikalavimai. Tai tie reikalavimai ir yra darbo vietos susikūrimas. Ar ne? Logiškai dėliojasi, manau. Ir tai yra atsakymas. Dabar klausimas dėl sulyginimo. Taip, tie, kuriem reikia įsigyti kompiuterį, tiem, kuriem reikia vieną ar kitą ten įrangą ar kažkoks, daug būna situacijų, be jokios abejonės.
jiem gali būti mažesnis tarifas, mažesni mokesčiai tam tikri, bet jie yra visuomenės dalis. Jie yra visuomenės dalis. Ir vėl aš grįžtu prie to, prie rinkimų. Rinkimai yra pats geriausias periodas šitai diskusijai. Jis tiesą pasakius nueina į kitus dalykus, bet atsiverskit prieš kelias dienas, vakar ar užvakar, prieš kelias dienas, kai jūs žiūrėsite, Verslo žiniose buvo straipsnis apie paanalizuotą politikai, kurie eina, kiek jie moka mokesčių. Kiek sumokėjo už paskirtas mokesčių. Jisai pakankamai dar daug sumokėjo, tiesą pasakius. Kitais, kai jis eidavo anksčiau, jo tarifas būdavo žymiai mažesnis, dabar jisai keistai didelis. Ten eina politikai milijonieriai, kurių tarifas ten koks 0,9. 0,9 nuo ten 1,5 milijono. Apie tai kalba. Taip, aš niekada neapibrėžiu, kad tai yra kažko, tai yra tiesiog kaip pavyzdys. Kiekviena situacija yra skirtinga dėl to, kad ten gali būti pardavimas, pirkimas. Mes nežinom situacijos dėl to, kad tos deklaracijos, kurias teikia politikai, yra apie nieką. Ten yra vėjai, bet tu matai tarifą. Ir tada aš tiesiog noriu, kad mes suprastumėm, kad labai didelė visuomenės dalis moka, netgi jeigu tai nėra kažkoks ten specifinis atvejis, pardavimas, pirkimas, labai didelė visuomenės dalis moka neproporcingai mažą palyginus su visais kitais. Ir tas skirtumas ir padaro dalykus, ir padaro tą neteisingumą visuomenėje. Aš planuoju padaryti, pažiūrėsim, ar čia prieš rinkimus, turbūt gal po rinkimų atsisėsim, su jumis padiskutuosim man labai aktualių klausimų, kuris man visada buvo gana svarbus. Ir aš visuomenė, aš manau, kodėl Lietuva tokia brangi? Kodėl Lietuva tokia brangi šalis? Aš tikrai nenoriu daryti to ten, kaip ten yra tas podcastas ir ten per brangi, ten kažkaip ten vėjai. Bet pačią logiką, kodėl Lietuva yra tokia brangi šalis, mes su jumis paanalizuosim būtinai. Ir joje bus atsakymas tame tarpe ir mokesčių. Dėl to, kad kai kuriem visuomenės grupėm tai nėra brangu dabar. Vėliau galbūt bus brangu, bet tada ta visuomenės grupė ateis, sakys, žiūrėkit, mes negaunam pensijų, čia yra neteisinga, mes negaunam pensijų. Bet ar tu mokėjai sodrą? Ne, tai aš taip ten. Bet dabar man reikia. Labai daug dalykų yra. Labai daug dalykų, labai tokia tema, bet atsakant į tavo klausimą, kiekvienas iš mūsų, eidamas į universitetą, mokindamas, skaitydamas, tobulėdamas, net ten sporto klube sėdėdamas, tobulėdamas, jisai kūrė savo darbo vietą. Negerdamas alkoholio, nerūkydamas, nevartodamas narkotikų, kad jis būtų geras darbuotojas pagal darbo sutartį. Jisai savo kūrė darbo vietą, lygiai taip pat. Edvardas klausia. Čia ilgesnis klausimas, bet pačią logiką, kad mes suprastumėm. Prieš porą savaičių prieš Rusiją užpuolant Ukrainą, socdemų tuometinis pirmininkas Paluckas aiškino, kad reikia mažinti išlaidas gynybai iki 2%, nes Europoje daug kas taip daro. Paėmė Danijos pavyzdį. Taip pat kalbėjo apie normalių ekonominių santykių su Rusija atstatymą, nors visos tarnybos 30 metų Rusija vardina kaip grėsmę. Ko reikia socdemams, kad lygiai taip pat, kaip jiem dabar pasikeitė pozicija dėl Kinijos. Man čia labai patinka, jie dabar staiga jau Kinijo, čia tu labai teisus. Mes aptarsim tai po rinkimų. Aš dabar buvau laidoje apie Kiniją, mes ten visai padiskutavom, pažiūrėkit žinių radijui. Nes jos visos skiria tik iš Kinijos tiesioginė ir fizinės grėsmės. Čia ilgas klausimas, pačią logiką noriu. Kodėl dauguma Lietuvos politinių partijų yra tokios absurdiškai reakcionieriškos ir ignoruojančios absoliučiai viską, ką sakoma iš institucijų, kurios tiesiogiai dirba su grėsmėm ir dėl trumpalaikės naudos iliuzijos nori pririšti prie atvirai mums priešiško režimo. Puikus klausimas, Edvardai. Puikus klausimas, nes čia labai daug apie Lietuvos politiką pasako. Kelios priežastys. Jie komunikuoja tai, ką nori girdėti jo rinkėjas, jie dirba su savo segmentu, ar ne? Ir ten Kinija nėra grėsmė, Kinija yra labai toli, viskas labai gerai, ten nėra jokio komunizmo, jokios grėsmės, tai yra tiesiog išsigalvojimas, viskas puiku. Lygiai taip pat kaip prieš tai su Rusija. Jie komunikuoja tai, ką nori girdėti jų rinkėjas. Jie neturi lyderystės, nes lyderystė yra
išėjimas iš savo tam tikro komforto zonos, ta prasme, kad tu sakai žmonėm, žiūrėkit, aš pasakysiu jums ne tik tai, ką jūs norit girdėti, bet su tuo, kuo mes susidursim, nes politika yra vis dar apie ateitį. Ne tik tai, kad Kinija prieš ateinant Xi Jinpingui buvo vienokia, prie Xi Jinpingo jinai dabar kitokia, bet tai ir ta Kinija, kurią jūs prisimenat, buvo Dzenzeminio Kinija, sakykime, ar ne, kur ten tiesiog investuokit ir niekas nieko nedaro. Tai daug dalykų, lygiai tas pats su Rusija. Visi įsivaizdavo Jelcino Rusiją, kad jinai bus tokia pati ir atėjus Putinui niekas nepasikeis. Labą dieną. Tai va, jie nėra lyderiai tai, kad jie vestų tuos žmonės, kad jie kalbėtų, kaip bus, sakydami tiesiai. Nes kartais jie supranta, kad jie manipuliuoja. Kartais tiesiog nesupranta, intelektualiai nepatempia, bet kartais supranta. Tai čia yra lyderystės klausimas. Ir klausimas, kiek jie patempia suprasti pasaulį vystančius procesus. Kai visas buvo Kinijos epopėja, jeigu prisimeni prieš kelis metus, vaikščiau laidas, kalbėjau ir aš matau, kad man sunku parduoti, ką aš kalbu apie Kinijos grėsmę ir logiką apie Kiniją, dėl to, kad ne tai, kad jiem nepatinka mano naratyvas, jie tiesiog nežino. Žmonės nežino, žmonės nebuvo susidariusi intelektualinė diskusija, žmonės tiesiog nežino, kas ten vyksta. Nėra straipsnių, jie neskaito, jie nesidomi, nes tai yra tik užsienio žiniasklaidai, pas mus tai buvo neįdomi tema, dabar jau atsiranda Kinija kaip klausimas. Ir tu tiesiog tu negali parduoti dėl to, kad žmonės nežino. Žmonės nežino ir toj pelkiai labai sunku turėti rimtą diskusiją. Ir kas ten dar pas mane buvo? Ir dar vienas svarbus klausimas apie Lietuvos politiką, kad tu suprastum, politikam lengva dėl to, kad jie žino, kad žmonės po 2 savaičių pamirš. Žmonės pamiršta. Tu manai, kas nors prisimena, kad Paluckas taip sako, išskyrus tokį, kurį tu turi atminti. Bet ar jo rinkėjas prisimena? Ne. Paluckas teisus. Jeigu tu ištrauktum ir parodytum, ką jis kalbėjo prieš karą, jisgi sakė, kad mes esam karo partija. Dabar patys išeina ir ten komunikuoja, kiek ten gynyba ir kitiem visiems dalykam. Paklausyk, ką valstiečiai komunikavo, visi kiti. Ar tai išsipildė, ką mes sakėm? Tai be jos abejonės. Ta prasme, aš galiu 100% sakyti, kad tai, ką kalbėjo Gabrielius, tai, ką aš kalbėjau apie užsienio politiką, apie Kiniją, tai ir pildysis. 100%, ne dėl to, kad čia vienas kitą mes čia pagirsim, bet taip eina pasaulis. Taip eina pasaulis. Bet jie žino, kad tai bus užmiršta. Ir jie tai parduos. Ir visuomenė bus gerai, ir visuomenė, važiuojam. Nes visuomenė tada ir savo reikia klausimą sakyti. Aitvaras klausia. Čia sunkesnis klausimas, jis pasakė. Aitvaras, ar tiltas per Kuršių marias Klaipėdoje žadama statyti tam, kad Rusijos tankai greičiau galėtų įvažiuoti Klaipėdą? Ir kodėl per Kuršmarės tiltą galima per geležinkelius, kad gyventojai galėtų patogiai greičiau išvažiuoti, iš miesto negali? Čia vienas klausimas. Tiesą pasakius, turiu tau atvirai pasakyti, aš net ir paguglinau ir aš nežinau šitos temos. Atvirai sakau, aš nežinau, kad čia yra planuojama statyti kažkokias tiltą. Tiesą pasakius, neturiu informacijos. Matau, kad paguglinau, kad yra Lietuvoje sujungimas kažkoks tiltų, bet aš nežinau apie tą tiltą. Aš turiu per mažai informacijos, tai galbūt, net nežinau, parašyk man messengerį, kad aš suprasčiau, apie ką mes kalbame ir kitą kartą mes galėsime apie tai padiskutuoti. Kaip logika, jeigu ten kažkokios nesąmonės vyksta, dažniausiai aš įsivaizduoju, kokia būna logika. Bet aš sakau, aš nenoriu į tą temą dėl to, kad aš tiesiog turiu per mažai informacijos. Dažniausiai tai būna tiesiog biurokratai turi kažkokius planus, jie neša ir ten ramiai tie planai juda, nepaisant kas valdžioj ir ten tie juda. Ir su tiltais vienu ar kitu jau taip atsitiko. Kai tu matai, kaip Butkevičius pradėjo ten, nes su rusais reikia bendradarbiauti, ten statyti tiltus ir jie eina ir ten stovi tiltai, taip, nepaisant to per vyriausybėm keičiantis, ar ne? Tai nežinau tikrai situacijos, bet aš manau tiesiog, tai čia tokia logika. Tai labai tikrai atsiprašau, bet turiu per mažai informacijos, nenoriu to meluoti ir popsuoti. Povilas. ES identitetas ir dėl jungtinių tautų ateities. Tai ES iš esmės neturi identiteto, nes identitetas iš esmės kada pasijaučia, kai tu esi svetimoj terpėj.
tada tu savo užduodi klausimas. Tai ar kai mes keliaujame, ir aš, pavyzdžiui, būdamas Jungtinėse valstijose keliaudamas, aš savo neužduodu klausimą, aš esu Europos, pas mus Europos Sąjungoje kitaip. Ne, aš sakau savo, pas mus Lietuvoje kitaip, arba aš sakau, pas mus Europoje kitaip. Tai Europa, ne tik šiuo atveju Europos Sąjunga, bet, Europa, man yra platesnis kontekstas gaunasi, taip? Tai yra ne Europos Sąjungos identitetą. Kiek tu matėjai karių Europoje, kurie eitų į karą už Europos Sąjungą? Aš žinau, kad kariai žūsta už Prancūziją, kariai žūsta už vieną ar kitą šalį, taip? Ten kokią Didžiąją Britaniją, už Švediją, už kitas šalis, bet aš nemačiau, kad jie eitų, sakytų, už Europos Sąjungą mes čia dabar eisim kariauti, ar ne? Tai reiškia, kad nėra Europos Sąjungos identiteto. Tai man atskleidžia identiteto tam tikrą logiką, jos nėra. Identitetai iš esmės kuria bendra istorija, bendros vertybės ir bendra karai. Tai tos grėsmės, su kuriomis mes dabar susiduriam, jeigu jos aštrėtų, taip, tai būtų galimybė Europos Sąjungos identitetų tam tikrą formą rastis. Bet vėlgi Europos Sąjungos yra truputį kitas darinys. Tai visgi yra nacionalinių valstybių bendradarbiavimo platforma Europos Sąjunga. Galų gale tai yra sostinės. Ir skirtingai nei euroskeptikai sako, tai nėra kažkokia ten federacija ar kas. Tai yra tiesiog šalių diskusijų klubas, kuriame visiems apsimoka būti dėl vienos ar kitos priežasties. Nes tam klube tu daliniesi dalykais ir tai padeda tau, žinai, ten ir golfo lazda pasidalinė, ir cigarų, ir tau apsimoka su tais bičiais būti kitais. Bet tai nereiškia, kad tu su jie eisi ten iki mirties. Ir rinkimai tai puikiai parodo, ką reiškia balsavimas už Alternative for Deutschland. Taip. Jungtinės tautos yra mirusi organizacija, kuri buvo apie Antrą pasaulinį karą ir jo nugalėtojus. Tai yra pasaulio tvarkos, vienas iš tų pasaulio tvarkos dalykų, kuris buvo sukurtas. Esu apie tai rašęs, vėlgi grįžtu prie savo knygos. Visas knygas jau savo uždalinau. Kuriuose apie tai kalbu. Pasaulio tvarka sukurta po Antro pasaulinio karo. Vienas iš jos atributų yra Jungtinės tautos. Kiti atributai, kurie gimsta ten, nežinau, Pasaulio bankas, Tarptautinis valiutos fondas, atsiranda NATO, atsiranda Europos Sąjunga, skirtingi formatai. Bet tai yra pasaulio tvarkos tam tikra logika, suformuota po Antro pasaulinio karo. Ir viena iš tų formų bendradarbiavimo po Antro pasaulinio karo pasaulio tvarkos įforminimo buvo Jungtinės tautos. Jos buvo apie nugalėtojus, kurie rašo taisyklės. 5 bičiai atsisėdę. Tiesą pasakius, Kinija tuo metu buvo Taivanas. Nes Jungtinės tautas įkūrė Taivanas, ne Kinija. Ir tai yra nugalėtojų klubas. Ir mes turime visai kitą situaciją. Mes turime pasaulį, kuris pasikeitė, mes turime galias, kurios išaugo. Ne tai, kad Jungtinės Amerikos valstijos susilpnėjo, kai sako, ir silpnėja Jungtinės Amerikos valstijos. Jos nesilpnėja, jos išlieka panašios galybės. Kitos šalis pasitempia ir auga. Ir mes tą matome. Ir tiesiog galios keičiasi, o ten sėdi kažkokie 5 bičiai, kurie sprendžia ir tada visi sako, kas čia per vėjai, realiai. Ir tai praranda reikšmę. Dėl to, kad pasaulis kitoks. Ir arba jos reformuosis, arba jos tiesiog natūraliai numirs. Čia yra labai paprastas klausimas. Jos tiesiog natūraliai miršta. Kol kas, kol jos nesireformavo ir nemirė, jos yra apie, diplomatų nuvažiavimą ir padirbėjimą 3 metus Jungtinėse tautose. Tai yra biurokratinė įstaiga, nuvažiuoti, pašnekėti ir viskas. Pasakė kalbą mūsų prezidentas Jungtinėse tautose, ir kas. Man patiko, esu apie tai Facebook'e rašęs, Argentinos prezidento kalba. Vienintelė, kuri pasirašau po vieną žodžiu, bet aš tokią būčiau pasakęs ten. Juokinga organizacija. Bet šiaip ten yra apie nieką. Jinai jau de facto yra mirus, tik tai jinai pati to nežino. Matas, kada bus proper artificial intelligence? ChatGPT bezda nereikšmingais patobulinimais, Sam Altman kiekviena pasitaikiusią progą rėkauja bijoti artificial intelligence, Google paleido kažkokį AI search, kurį pati stabdo, nes anas liepia žmonėms klijus valgyti. Atėjo burbulo sprogimas, kas toliau?
Geras klausimas. Artificial intelligence, nuo jos atsiradimo, tai kas vadinama artificial intelligence, man tai nėra artificial intelligence, tai yra kol kas algoritmai tiesiog, kurie mokosi ir viskas, bet tai nėra tai, ką mes suprantam dirbtinis intelektas, ar ne? Nes tai nėra intelektas. Tai jisai padarė labai didelį šuolį, reikia pripažinti, ne, ChatGPT jis didelis šuolis, aš net su juo nemoku bendrauti kaip su žmogum, keistai, aš dar nepriimu to dalyko. Bet jisai padarė didelį šuolį, tą reikia pripažinti daugelį sričių. Ir dabar tai, ką mes matom, aš manau, kad nuo to šuolio mes priėjome prie tam tikros, laiko, kai tai viskas sustoja ir dabar bandoma suprasti, kas vyksta. Teisiniai baziai, patys mokslininkai bando suprasti, kur jie yra ir kas čia vyks. Ir tie patobulinimai, jisai sustoja logika. Ir mes turėsime periodą, kai tai susidėlios, visiems sudėlios galvose, kas čia atsitiko. Ir tada vėl turėsime šuolius, ar ne? Viena ar kita kompanija, kad nors ten jau padarys kokį nors šuolį, atradimus. Ir tiesiog mes dabar esame tame, kaip buvo šuolis, dabar tai linijinis judėjimas, kuriame kol kas niekas nevyksta, laukdami naują, nes turi mūsų pačių sąmonę suprasti, kas vyksta, politikai prisiderinti, priimti visokių keistų įstatymų ir visi kiti dalykai. Tai mes šitoj stadijoje, aš manau. O proper artificial intelligence, tai ką tu vadini, aš manau vis tiek jinai juda. Kokių 20 metų mes turėsim tikrai po kelių dar šuolių mes turėsime wow. Matant tai vis tiek, kaip tai juda į priekį, tu sutiksi. Ir, aš esu matricos vaikas, užaugęs prie matricos, dėl to aš esu įsitikinęs, kad tai baigsis blogai. Tai aš iš tų esu, kuris, ten yra, kur viskas bus puiku, komunizmas ateis, ir tų, kurie ten bus matrica. Tai aš esu matricos tos. Beje, įdomus dalykas, aš tik dabar sužinau, kad Matrica ir Terminatorių 2 rašė tas pats autorius. Ir Terminatoriaus O'Connoris, kaip ten buvo pasakyta, tas, kur Terminatoriui, tas vaikas, kurį Terminatorius saugojo, yra Neo. Nieko nėra. Kažkoks fantastinis pasaulis. Kažkas fantastiško. Wow, ne? Wow. Tiesą pasakius, gyveni ir niekada nepagalvoji. Aivaras. Kadangi demografija ateityje negalės visuomet būti itin mažai ir negalės gyventojų mažėti į begalybės, kas turėtų atsitikti, kad demografija taptų tenkinanti. Esam daug kalbėję apie priežastis. Moterų revoliucija, miestai, industrinė revoliucija, miestuose, tai brangus išlaikymas ir visi kiti dalykai. Ir to, kaip mes dedame vilčių į tą vaiką. Nes mano tėvai, kai jie nusprendė mane gimdyti, sako, reikia vaiko. Ir aš čia išlindau, ne, ir čia gyvenu savo. Kažkaip gyveni. Dabartiniai tėvai, kai jie planuoja vaikus, kaip jie savo dėlioja. Ta prasme, mokslas, jie labai skaičiuoja. Ir tai logiška, tu skaičiuoji, tu susidėlioji ir tu matai, kiek tai yra, ar ne? Ir finansiškai, ir laiko, ir karjeros požiūrį visais kitais. Ir tada tai juos stabdo. Mūsų tėvai apie tai negalvoja, tai čia dar vienas faktorius. Be pramonės revoliucijos ir moterų revoliucijos. Išėjimas iš to, mano įsitikinimu, pagrindinis klausimas yra moterų revoliucija. Moterų revoliucija, kur moteris tiesiog, jinai nenori žaisti šito fabriko žaidimo. Aš renku utopijas. Mano mėgstamiausias žanras knygos yra utopijos. Ir čia yra tarnaitės istorija. Viena iš utopijų, ar ne? Tai kraštinės dešinės yra sprendimo būdas. Handmaid's Tale, atrodo, serialas vadinasi. Toks pusiavelnė. Tai yra vienas būdas, o realesnis būdas, kurį aš siūlau, yra labai paprastas. Ir kuris, aš manau, laiko klausimas, kai tai bus dėl mažėjančios demografijos, tai yra, kad motinystė taps prestižinis dalykas. Tai turi tapti madinga. Būti motina, turėti daug vaikų, turės tapti labai madinga ir prestižiška. Ir tada moteris galvos velnias. Tai yra būdas savirealizacijai. Tai bus man,
tai prisidės prie mažo prestižo. Ar ne? Aš tapsiu influencerė dėl to, kad aš turiu 8 vaikus ir visi mane Instagram'e seks, wow. Kai tai taps populiaru ir prestižiška, tu pamatysi, kaip tai pasikeis, kaip tai pakeis žmonių prestižą. Žmonių emocija yra labai geras, jeigu jo manipuliuoja, gali pasiekti labai daug dalykų. Tai klausimas, kaip sumanipuliuoti, kad tai taptų prestižinė kuo greičiau prestižinių dalykų. Elo Jewelry. Kada imsim Smolenską, ką kalba vietiniai apie sugrįžimą į LDK? Žinok, vienas dalykas, čia dabar rimtai. Kai pradėjau Smolensko akciją, tu nepatikėsi, kiek gavau žinučių iš vietinio gyventojų. Aš negalėjau patikėti. Dar Solovjovas, beje, ten, aišku, parodė Solovjovas, tai jie ten pamatė irgi, tai, žinai, kai ten pusė Rusijos pamatė, sužinojo apie mane ir ten mano, ten visus tuos. Tai koks atsitiko dalykas? Gavau labai daug žinučių iš vietinių, iš vienų, kurie, nuoširdžiai sako, tai mes laukiam, čia Europos Sąjunga bus, viskas. Judam, kada? Ir aš tipo, rimtai? Rimtai? Ir buvo kiti, kurie sakė, mes jau čia pasiruošę, tu ateisi čia, aš tau padarysiu čia šventę, tu man čia atvažiuosi. Ta prasme, kurie irgi rimtai. Toj šaly, kad tu suprastum, žmonės praradė humoro jausmą visiškai. Jie nesupranta trolinimo, jie nesupranta humoro ir jie nesupranta, čia žinai, čia kiekvienam humoro yra didžioji dalis tiesos, kad jis būtų juokingas, turi tai būti. Bet šita LDK logika, man tiesiog gaila, ką padarė Rusija su gražiomis mūsų teritorijom buvusiamis, viena ar kita forma. Su Smolensku ten sunkiau. O kada bus, tai mes esam, žinok, čia reikia kaip Indijoje daryti. Indijoje yra tokia patarlė. Eini prie upės, atsisėdi ir lauki, kai tu turi kokią nors priešą ar kokią nors yra situacija. Eini prie upės, atsisėdi ir lauki, kai praplauks tavo priešo lavonas. Tai mes tiesiog laukiam, kaip lavonas praplauks ir tada spręsim klausimus. Valdemaras. Kaip manote, kokį poveikį turės augantis Kinijos automobilių gamintojų dalyvavimas Ispanijos automobilių gamybos pramonėje, Europos automobilių rinkai ir pramoniai? Ar nėra taip, kad mažos šalis, kurios laikosi savo ir savo sąjungų vertybinių principų ekonomikos požiūrių, labai pralaimi prieš didelės šalis, kurios daro, ką nori, bet bendradarbiauja su kuo joms yra naudinga? Ne tik Ispanijos. Aš manau, kad, Vokietija be abejo chrestomaninis pavyzdys, ten jau yra visi red flagai dega pas juos ir jie nežino, ką daryti. Ir tai bando dabar per ES formatą spręsti, o ispanai biški prasileidžia dėl to, kad ispanam į Kiniją reikia eksportuoti daug mėsos. Tai labą dieną. Problema, kad ES pramonė labai priklauso, automobilių pramonė yra labai svarbi daugelis ryčių, ne tik patiem automobiliam, ar ne, jinai yra dedamoji. Ir ta pati Lietuva labai priklauso nuo Vokietijos automobilių pramonės. Ji gamina daug komponentų tiem automobiliam, kuriuos kartais mes net nepagalvojam. Nes mes, kartais tai būna komponentai komponentam netgi, ar ne, ir kokios nors ten sėdynės, apmušalai ar kas nors. Ir mūsų pramoniai tai pakankamai svarbu. Tai jeigu tai įsivaizduoja, kiek Ispanijos pramonės yra jungta, kur patys turi pačią tą pramonę. Ir visa tai skęsta, nes, Kinai pasiruošė, Kinija pasiruošė ir jinai žaidžia labai gerą long term žaidimą šituo dalyku. Jinai pasiėmus visus tuos dalykus, kai, ličiai ir visi tie dalykai, kurie svarbus komponentam, ko Europa neturi. Ir su Ispanija lygiai tas pats. Tai visoj toj grandiniai Ispanijai tai irgi jautru. Dabar apie didžiasias ir mažasias šalis ir vertybinius dalykus. Kame yra problema su didžiojom šalim? Didžiosios šalis turi didelę pramonę, kuri visada bus didžiai įtakinga vyriausybėms. Mano įsitikinimu, kad Vokietijos vyriausybė daugiau ar mažiau priklauso nuo vyriausybės, bet visada jinai yra Vokietijos pramonininkų filialas. Jinai visada atliks Vokietijos pramonininkų žaidimo logiką. Santykiai su Rusija yra, dėl to, kad ir dėl geopolitinių klausimų, nes,
junginys Vokietijos pramonės ir Rusijos išteklių yra, praktiškai nenugalimas pasaulyje būtų. Tai kitos šalys į tai reaguoja. Tai kokia yra logika? Vokietijos pavyzdžiui, imkim. Vokietija privalo bendrauti su Kinija ir žaidžia tuos žaidimus dėl paprastos priežasties, to reikalauja pramonė. Jinai eina pas vyriausybę, kas be būtų išrinktas premjeras, ir sako, žiūrėkit, matot kiek darbuotojų, matot kiek mokesčių mes, matot kitus dalykus, žiūrėkit, šokat, darot tai, ką mums reikia. Atvežat darbuotojus, rinka tą, važiuoji, susitinki su Xi, nusileidai jam dalykų, nes tau reikia to. Važiuoji į Maskvą, kalbi su Maskva, nes mums reikia išteklių energetinių. Ir panašus dalykai. Tai to šalis tiesiog yra pakabintos. Ir tie bičiai, blogi bičiai tai žino. Mažos šalis jos gali būti labiau mobilus. Ir čia pavyzdys yra Islandija, kuri pirmoji mus pripažino. Islandija pusę savo tuometinio eksporto, tai buvo žuvis, veždavo į Sovietų sąjungą. Ir jinai vis tiek ėmėsi to žingsnio, jinai gavo blokadą nuo Sovietų sąjungos. Bet jinai ėmėsi to žingsnio, nes jinai sakė, tiesa ir vertybės yra brangiau. Aš vis dar prisiminkit Islandijos pavyzdį, kai mes kalbame vertybinę politiką. Jai tai gana brangiai kainavo nuo jos mastelėje, bet jinai vis tiek tai padarė. Bet jeigu Islandijai stovėtų automobilių pramonės sektorius, aš manau, mes būtumėm ilgiau laukę Lietuvos pripažinimo. Jonas Krakauskas. Ar tie rinkimai, ką patartumėt man daryti, jei mano apygardoje man nepatinka nei vienas kandidatas? Labai logiška. Aš vis tiek eičiau, nes koks yra klausimas. Jeigu tu neateini, tu vis tiek balsuoji. Žmonės, kurie neateina, jie sako, aš nebalsuosiu. Tu balsuoji. Tu tiesiog kažkam kitam duodi daugiau balsų. Viskas. Ir tu dažniausiai tam, kuriam tu duodi, dažniausiai jis bus visiškas frikas. Čia Murphy dėsnis. Tai tu tikrai to nenori daryti. Tai reiškia, tau reikia ateiti. Ar ne? Tokia būtų mano logika. Nes aš nenoriu, kad už mane pabalsuotų ten. Nes pusė neateina, tai pusė žmonių panašiai neateina rinkimus, reiškia, kiekvienas iš mūsų turim realiai 2 balsus. Kiekvieną kartą, kai jūs metate į urną už vieną partiją pabalsavę, iš tikrųjų jūs pabalsavote, įmetėte 2 biuletenius. Tai tavo nenuėjimas, net ne vienas biuletenis, o 2 biuleteniai už vieną ar kitą partiją. Tada labai paprastai rinkčiausi tai, kas mane mažiausiai trigerina, netgi dar tuo labiau, kad tas, kas nepapuls į Seimą, tada tu sudalyvauji rinkimuose, subalsuoji už tą, kas tau nedarys gėdos, tavęs nenervuos ir tu vis dar galėsi pasakyti, o aš palaikau tuos. Na, sakykime, šiuo atveju nežinau. Aš tikrai už nieko neagituoju. Na, ten kokie nors ten buvo per Europos parlamento rinkimus, vis staiga tapo Politinių žaliųjų partija. Tu eini, jinai nepatenka, tu nusiplovi rankas ir tuo pačiu metu tu atlieki pareigą. Supranti man logiką, Jonai. Adomas. Žiniasklaida labai daug straipsnių apie tai, koks Trumpas radikalas išeis iš NATO ir taip toliau, bet kodėl pamirštame po Pompeo, kuris yra sveiko proto, nepopuliari nuomonė. Jei norim Ukrainos pergalės, reikės tikėtis, kad laimės Trump. Susirask mano praeitą savaitę žinių radijo laidą apie Kiniją ir pačią logiką. Kas bus su sekančia vyriausybė, kaip jinai keis poziciją dėl Kinijos. Mes ten debatuojam su Sirpliu. Ir aš apie tai kalbu plačiau, kiek ten gavosi. Tai mano logika paprastai taip, tu teisus. Aš kalbėjau tam pačiam Taivane, nepaslaptis su žmonėmis, kurie kuruoja užsienio politiką, kuruoja JAV, o Taivanas yra labai įtakingas Jungtinėse Amerikos valstybėse. Yra Izraelio lobby, antras pagal įtaką yra Taivano lobby. Tai jiem Trumpas jokių problemų nėra. Trumpas sako kalbas, Taivanas pavogė mūsų technologijos, reikia mikliai, kad visus lustus duotų Jungtinėm Amerikos valstijom, savo tą firminį. Jie ramiai ganėtinai žiūri tai. Kodėl? Dėl to, kad jie sako, jeigu laimi Trumpas, tikėtina, kad tai realiausia, kad tai, kaip ir sakiau to laidoje, ir čia galiu pakartoti, kad tai bus Pompeo.
jau matosi ir Pompeo yra protaivanietiškiausias politikas. Ir iš toj logikoje esame mes. Mes labai gerbiami. Mes labai gerbiami dėl mūsų pozicijos where we stand on China, nes tokius klausimus Trumpo administracijų labai klaustų. Ar ne? Kaip jis Merkel klausė, tai ką jūs čia pardavinėjat su Rusija, prekiaujat, o dabar nori, kad mes jūs gintumėm nuo Rusijos, sakom, kai jis paklausė Merkel. Tai tokioj pačioj logikoje jisai klaustų visų kitų. Ir žiūrėkit, where we stand. We stand, ar ne? Tai aš daug ramiau, ką aš noriu pasakyti, daug ramiau reikia žiūrėti į tai, kas vyksta rinkimuose Jungtinėse Amerikos valstijose. Viena ar kita logika tai susidėlios. Saugumo požiūriu, ar Bidenas, ar Harris, mum nekeis radikaliai tai klausimų, nes yra Jungtinių valstijų interesas ir politinio elito konsensusas tokiais dalykais būna. Ir ką daryti su Europa, čia yra platesnis kontekstas Jungtinių Amerikos valstijų, ne vieno ar kito kandidato. Tai kas apie Europą sprendžiant yra klausimas, kas vyksta su pačiomis Jungtinių Amerikos valstijom, jų identiteto krize, kurios jos išgyvena. Tai kas be būtų prezidentas, klausimas yra formos. 3+1 yra 4 ir 2+2 yra 4. Bet tu eini link ten pat. Tai ten pat Jungtinės Amerikos valstijos vienaip ar kitaip eina. Klausimas mūsų, ką mes to darom. Darius. Kaip USA rinkimuose atrodo Harris? Stebėtinai neblogai ir tiesą pasakius geriau negu aš įsivaizdavau. Kai visas buvo tas perversmas, o aš esu įtikinęs, kad ten buvo demokratų partijoje perversmas, kai išmetant Bideną, aš įsivaizdavau, jinai atrodo labai neblogai. Tiesą pasakius, jeigu kalbant apie favoritus, aš vis dar manau, kad tai yra Trumpas, nes apklausos rodo panašius rezultatus, jų ten tose swing state ar net ten, kur galima vienur daugiau, mažiau, bet ten jau galima kalbėti apie kažkokią dinamiką. Tai aš esu įstikinęs, kad kai apklausose tu žiūri, tu visada turi įsivaizduoti, kad Trumpas negauna kokių 3% balsų, kur rinkėjas tiesiog nepasako. Nes arba jam gėda, arba jisai nenori, ar kas. Visada būna kandidatai, apie kuriuos tiesiog, tu nepasakai, kad tu už juos balsuosi. Mūsų rinkimuose tas pats. Mūsų rinkimuose tautinės mažumos visada labai mažai realiai atspindimos to, kas yra apklausose ir kaip jie balsuoja. Šiuose rinkimuose taip pat bus, kaip tautinės mažumos balsuoja, jų realiai vaizdo nėra. Ir daug kitų dalykų. Ir kitiem tiesiog nenori prisipažinti, gėda pasakyti, kad, žinai, aš tai už Vaitkų noriu įmesti, nes jau Vaitkus teisybę rėžė. Bet tu nenori to pasakyti. Tu sakai, aš dar neapsisprendęs. Arba tu sakai, čia renkuosi, gal čia valstiečiai, nors realiai bus Vaitkus. Tokie dalykai, žinai. Bet jinai atrodo ganėtinai neblogai. Jinai tikrai laikosi, jinai nepraranda formos. Ir tai, ką išdarinėjo jos, ten rinkimų štabas, aš manau, ten didžią dalį dalykų daro, jie tikrai dirba gerai. Manau, kad toj situacijai, kurią jie gavo prieš 3-4 metus, kai mes prisimename po to šūvio, ar ne, ir atrodė pasikėsinimo į Trumpą, kai atrodė, kad jau, ir dabar, wow, tikrai neblogai. Kiek duodi laiko iki taikos sutarimo Ukraina Rusijos griūties? Labai, aš manau, kad dabar visos pusės tempia iki Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimų ir kas bus. Ir kas bus po jų, ir kaip atrodys ginklų tiekimas, kaip atrodys situacija, kaip atrodys politinė valia Jungtinių Amerikos valstijų prezidento. Tai aš manau, kad dabar konfliktas yra toksai tempiant iki tų rinkimų. Realiai, aš manau, toks vaizdas ten. Pameta ginklų, tada ten pakovoja, ten tie juda, kiek jie gali, tie ginasi, kiek gali, tada ten tie puola ir visas vaizdas, bet tu jauti, kad yra kažkoks kažkoks laukimas ir tas laukimas, man rodo, yra JAV prezidento rinkimai. Po jo, kai atsiras nauja administracija, kada ten būna vasarį, tai tada mes, manau, matysime kažkokius dalykus. Arba, jeigu atrodys, kad vienas ar kitas kandidatas jau ryškiai gali laimėti, tai iki to susitarimus galbūt bus bandoma padaryti kitos pusės. Hezbollah ir Izraelis, ar prasileis iki galo Hezbollah?
Jie prasileido jau smarkiai, prasileis irgi gerai, bet, na, kaip ir su šitais Hamasu, nu, tu negali jų sunaikinti iki galo, tai yra neįmanoma. Tai klausimas, kiek tu tai vakcinuoji, kiek jie bus vakcinuoti ilgam, kad atprastų nuo noro daryti nesąmonės. Ir Izraelis pabandys tai, ką jis dabar bando, iš esmės truputį pakeisti visą geopolitiką regiono, bet pagrindinio tikslo jie neturi užmiršti. Aš tikiuosi ir manau, kad jie neužmiršta, tai yra susitarimas su Saudo Arabija. Ir tai išspręstų daug klausimų, tai mažintų Irano įtaką, nes Hezbollah, Hamas, čia yra Iranas. Tai klausimas yra tasai, ką tu darai su Iranu. Ir kad tu vakcinuotum Iraną, iš esmės reikia su Saudo Arabija vienaip ar kitaip judėti. Ir tikslas, manau, yra sujudinti kiek įmanoma, pasinaudojant dabartinę progą, sutvarkant savo saugumo klausimus, ilgam vakcinuojant tuos, kurie nori vienaip ar kitaip komunikuoja apie puolimą Izraelio, ir tada užsitikrinant savo vėl ten vienos kartos, 20 metų tam tikrą saugią teritoriją ir imantis politinių tam tikrų žingsnių, jau užtvirtinant visai kitą geopolitinį lauką sutartimis su Saudo Arabija. Eimantas. Kokios mintys dėl Rusijos, kuri 41% skirs saugumų 25 metais? Du dalykai. Vienas blogas, vienas geras. Valstybė stojasi ant karo bėgio. Tai yra blogai, nes valstybė stovint ant karo bėgių, jai reikia kariauti visą laiką. Jinai negali sustoti kariauti, kol jinai negauna į dantis taip, kad jai nebesinori kariauti. O tam, kad jinai gautų į dantis, reikia duoti taip į dantis. Tada jau reikia tokio karo, kad duotum į dantis. Tai yra pavojinga. Rusija stojasi ant karo bėgių. Bet visame kiekvienam, kaip būna politikoje, nėra vieno taip ir ne. Tas atsistojimas ant karo bėgio reiškia ir kitą. Reiškia, kad šalis taip ilgai labai ant karo bėgio gyventi negali. Nes tu turi gyventi ir kitais dalykais. Ypač jeigu tu esi izoliuota ar ne. Ir negali įsigysti ten technikos, pasaulis juda ten. Velniai, mes kalbam su jumis, dirbtinis intelektas, ten kaip atrodys pasaulis po 10-15 metų. Ir kur Rusija, kuri yra izoliuota, negauna nieko, tai kaip Sovietų sąjungoje, ne? Kurie, man viena reikšmingiausių knygų, kurią aš supratau, kiek daug aš apie Sovietų sąjungos griūtį, man buvo Chip Wars. Paskaitykit, puikiai knyga. Ir man dabar išversta į lietuvių kalbą beje. Tai Lustų karai gal turbūt išvertė, nežinau kaip, bet aš turėjau knygų mugėje ją pristatyti, bet nepavyko. Tai Chip Wars. Ir apie ką tai yra? Tai yra, kaip Sovietų sąjunga griuvo labai daug būtent dėl atsilikimo savo technologijose. Jie atsiliko savo technologijose ir čia vystosi kompiuteriai, o jie ten dar su mašinėlėm bando ten tu. Ir lustai pajudėjo taip, kad jie tiesiog atsiliko ir technologiškai jie... Ką tai reiškia? Tai lygiai tas pats. Čia dirbtinis intelektas, mes kalbam, jisai biškį stolina, bet jis juda. Ką sprendžia Rusija šiuo metu? Jinai sprendžia tos dalykus. Jinai nejuda į pasaulį. Ir tai kainuos, nes jinai stato viską ant to, kad jinai kūrė ginklus. Dienos pabaigoje taip nesuveiks. Tai jau dabar jos ekonomika biškį stoja, nes jos augimas daug buvo susijęs su tuo, kad jinai paleido daug projektų su karinė pramonė ir be abejo ekonomika auga. Kai tu gamini ginklus, tavęs nebombarduoja tavo miestų, bet tu gamini ginklus savo kariniai pramoniai. Tu statai fabrikus, tu tai dronų fabrikus, tu gamini rūbus, tu kepi batus kareiviams ir ten gamini tą košę, kai ten valgote visi. Tai viso to reikia, bet tai po to nusistovi ir tai tampa ten, žinai, aprūdyje. Reikia kažko naujo, bet tas nejuda. Tuo labiau, kad tavo darbo jėga, visa reali darbo jėga, visa žūsta Ukrainos laukuose. Tai irgi laba diena, kaip tai atrodys, kaip jų darbo rinka atrodys. Tai ką, bičiai visi grįž ten ir dirbs savo ten kokiais vadybininkais
išmokę šaudyti, išmokę žudyti, jie pavažiuoja žmonės kare. Mes žinom Vietnamo, kas būna po to su žmonėmis, kokiais krizės jie išgyvena, kokie jie bus darbo jėga. Bus labai daug dalykų, su kurio turės susidurti Rusija. Ir ta ilguoju laikotarpiu tai labai brangiai kainuoja. Bet trumpuoju tai didelė grėsmė. 5-6 metai, mums be jokios abejonės, tai yra langas, kurį mums reikia išgyventi labai pasiruošus. Marius Čepulis. Jei Iranas būtų branduolinė valstybė, ar Izraelis kovotų kaip dabar ir būtų pavyzdys Amerikai ir Europai nustoti bijoti branduolinės Rusijos? Aš manau, kad Izraelis yra tokioj situacijai, Mariau, kad jisai tai yra egzistenciniai klausimai, nes tave nori egzistenciškai sunaikinti, kad tu vienaip ar kitaip turėsi vis tiek kariauti. Ir būtų įsivaizdavimas, kad netgi jeigu Iranas, skaičiuojama, kad netgi jeigu Iranas turėtų branduolinį ginklą, kad jis jo nepanaudos. Nes tai būtų tam tikra, tokia raudona linija. Tai yra, kad tai būtų grasinimai, bet Iranas neleis savo naudotis. Ir mes grįžtam prie Ukrainos atvejo, ar ne? Po biški vakarai pasiekė, kad dabar diskusija yra, kiek toli raketos, kurias duoda vakarai, gali skristi Rusijos teritorijoje. Įsivaizduoja prieš 1,5 metų ar 2 diskusiją apie tai. Nepaisant to, kad šalis turi branduolinį ginklą. Nes tu sprendi klausimus. Izraelis sprendžia panašius klausimus, kaip Ukraina sprendžia su Rusija. Jie sprendžia egzistencinius savo klausimus. Aplink bičiai nori juos tiesiog sunaikinti. Jų nėra. Tai jų variantai ir pasirinkimai nėra ten tipo arba. Tai yra, ką mes darom situacijai, kurią mes turime čia ir mūsų galimybių ir variantų laukas yra labai siauras. Ir tu turėsi rizikuoti. Tuo, kad nemes ant šalies, kur tiesiog 10 milijonų žmonių vieną akimirką žūsta. Marius klausia. Turbūt skaitėt ir studijavot. Jisai man atsiuntė think tanko logiką. Tiesiog trumpai apie ten yra studija Rand Corporation, man atrodo. Apie tai, kad Jungtinės Amerikos valstijos iš esmės nesugebėtų kariauti su Kinija ir Rusija vienu metu, kad yra atsinaujinimo reikia, daug studijų apie Jungtinių Amerikos valstijų iš esmės galią ją pasaulyje. Ir taip, aš esu ją peržvelgęs nuo anksčiau, ten man labai patiko kai kurios mintis, bet logika tai yra labai jau, visur aptarta iš esmės. Taip, atkreip dėmesį, Mariau, kai buvo išrinktas Bidenas, ką padarė Kinija ir Rusija. Jie iš karto padarė karinės pratybas ir tiesą pasakius pas save. Viena prie Ukrainos, kita prie Taivano. Ir jie žiūrėjo, kaip JAV patems. Jie žiūrėjo, ar JAV gali reaguoti į abu konfliktus vienu metu. Jeigu tu čia darai Taivaną, o čia darai Ukrainą, ar administracija sugebėtų. Ir jie žiūrėjo į reakcijas, jie zondavo jau tada. Ir tai Rusija ir Kinija tai daro seniai. Jie koordinuojasi, nes jie supranta, jie vienas kito nemėgsta, vienas kito iš esmės genetinių lygių nemėgsta, bet jie supranta, kad jeigu vienas krenta, krenta ir kitas. Nes kai Kinija nuėjo paskui Jungtines Amerikos valstijas, Sovietų sąjunga išgyveno 13 metų. Ir jinai tiesiog sužlugo. 13 metų, kai Kinija nueina paskui JAV. Kissingerio politikos. Tai jie žiūri lygiai tą patį, yra pamoką išmokę. Ir jie supranta, kad jeigu vienas krenta, krenta ir kitas. Todėl jie vienas kitą turės palaikyti. Ir JAV į tai reikės reaguoti. Ką JAV su to daro, kaip jinai sprendžia. Ir čia atsakymas yra mums, dėl mūsų pozicijos, Europos šiuo atveju. Iš esmės tarp eilučių sakoma ir toje studijoje ir apskritai. Didysis prizas kovoje tarp Kinijos ir JAV yra Europa. Su kuo eina Europa, iš esmės nulemia labai didelę dalį nugalėtoje. Nes ir toj studijai kalbama, kad labai svarbus yra sąjungininkai. JAV gali būti antralele, bet esmė, kad JAV gale labai remiasi sąjungininkais. Tai jeigu JAV nori nugalėti, tai reiškia, kad Europa turi būti jų sąjungininkai.
Tai reiškia, kad Europai tu turi duoti kažką. Europai duoti kažką. Saugumo aspektų, ekonominių, kitais aspektais kažką mums turi duoti. Tu negali tiesiog nusigręžti ir pasakyti, eikit tenais, o mes jau čia kaip nors pagyvensime ir spręsime su Kinijos klausimu. Tu negali Kinijos klausimą spręsti be Europos, nes jeigu Kinija ateina į Europą ir Europa yra prokiniška, JAV viena neištems. Tai tiek. Pranas klausė. Tai remiate Slavko channel? Buvau su juo beje susitikęs, alaus šventėj, labai fanas bičas, kietas bičas, bet ne. Richardas, pusimokaltė. Richardas irgi klausė, paskutinis klausimas, kieno Aliaska? Aliaska yra JAV, God bless them. Ir tai tiek. Tai tiek šiam kartui, net nežinau, kiek mes čia su jumis kalbėjom, laiko reikės dabar pažiūrėti. Tikiuosi tie, kurie išgyveno iki galo, turėjot gerą laiką, susiklausė ir, kaip ir minėjau, ateina įdomus laikai, turėsim daug ką aptarti vidaus politikoje, dėsiu šeštadieniais ryte visada šitos formatus, o kitus formatus galvoju, kad jeigu bus įdomių dalykų, darysiu live'us, nežinau, ar Instagramui tam, kad populiarinti Instagramą, prašau mane ten following, bandysiu biškį Instagramą eiti, ten atrasti, tiesiog dar turiu surasti formą buvimo savo Instagrame. Arba tam pačiam Facebook'e tiesiog daryti live'us, žiūrėsiu, kad daugiau jūsų pasiekti, kad mes greičiau ir aktyviau reaguotumėm į politiką, nes noriu tą vystyti, matot, bandau čia tobulėti, judu, prašau tai įvertinti ir ačiū jums už tai ir iki kitų kartų.